Šiandien vėl gera naujiena tiems, kurie naudoja Horman pultelius arba Horman automatikai. Tai dabar pasirodė naujas, ne naujas, bet jau senas, bet atnaujina savo funkcionalą HRmatic Silver. Tai sidabrinis. Tai jis dabar gali nukopijuoti kintamo kodo Horman pultelį, kuris, kaip matom, dega mėlynai. Ir matom, kad originalus imtuvas suveikė. Ir taip pat gali nukopijuoti seną HSM pultelį iš Horman automatiko. Kaip matom, jis veikia. Tai dabar parodysim, kaip reikia nukopijuoti. Einam ir programavimo būseną. Kaip įprastai. Ėjo į programavimo būseną. Dedam viens prie vieno kartu, kuo arčiau. Dabar jis perduoda signalą. Matom, jis pagavo signalą. Užtvirtinam tą signalą čia, pirmam mygtuke. Ir dabar nuo pirmo paspaudimo jis susipažins su vartų automatika. Nesuveikia, susipažino. Nuo antro paspaudimo jis jau puikiai veikia. Dabar nukopijuosim ir šitą mygtuką. Tai vėlgi einam į programavimo būseną. Atleidžiam ir dar kartą spaudžiam. Įdedam pultelį čia ir dabar tikrinam. Pultelis puikiai veikia. Tai kaip matom, šitas pultelis kaip ir šitas pultelis, jis gali turėti du kodus. Vienas vadinasi B-Secure, kaip matom, jis veikia, ir HSM kodas. Jis irgi veikia.